tėti, užrašyk šitą istoriją. Aš niekada neužrašinėdavau, kiek tų istorijų aš jiems buvau prikūręs, neatsimenu. Panašiai, imsiuos tai tik tai šitos siužetinės linijos, kad tik tai jau distopinis, postapokaliptinis romanas. Ir ten yra tos programos, iš kurių, jeigu išeis iš tų rėmų, kažin ar mokytojas pagirs ir įvertins labai gerai. Sveiki, tai čia dar vienas Memeltalk pokalbis apie Klaipėdą ir jos žmonės, kurie kuria mūsų miesto istoriją. Ir šiandieną svečiuose turiu mokytoją, rašytoją ir šiaip menininką Dainių Sobeckį. Sveikas, Dainių. Labas, Antanas. Tai nuo tokios filosofinės temos iš karto kaip kūrėjai, kadangi esi ne vieną meno šaką išbandęs, kas tau yra kūryba? Kūryba apskritai yra turbūt viskas, nes aš, tarkim, be kūrybos gyvenimo neįsivaizduoju. Jeigu nebūtų kūrybos, aš nežinau, ką reiktų veikti. Aišku, yra šeima, yra ūkis, reikia vaikus užauginti, visą kitą, bet turi būti kažkoks dar kitas stimuliatorius, tas variklis, tai tas variklis man yra kūryba. Aišku, aš ten visokius nesąmonės gyvenime gal praėjau, čia buvau pradėjęs dainuoti hip-hopą, gal dar kažkada sugrįšiu, bet tai be kūrybos nežinau, nematyčiau prasmės iš esmės gyvenime gyventi. Kūryba, visa, kas skatina pasaulį gyventi, judėti prieki, tai yra kūryba, ne kas kita. Tai jau užsiminėm, kad esi daug meno šakų išbandęs ir dainuoti mėginai, ir su rašyba tiek patas, tiek dabar perėjai šiek tiek prie prozos, ir mačiau ir paišyti esi bandęs. Tai ar yra dar kažkas, ko tam bucket liste, ko dar neišbandėjai, bet visai galvoji, čia dar reikėtų ateityje nagus prikišti prie to meno? Yra tokių dalykų, prie kurių norėtųsi kažkada prikišti tos nagus, bet kuo bandai labiau prikišti nagus prie viso, kas tik įmanoma, kažkaip nelabai ir tobulėjai tam tikroje vienoje srityje, kurioje būtų galima daugiau kažką atsidėti. Aišku, esu pagalvojęs, buvo kažkada vienas paveikslas nutapytas senais laikais, neatsimenu kada, bet galvoju, gal kada nors prie tapybos ir grįšiu, bet reikėtų vis tiek tų pagrindų, piešimo pagrindų, kurių nebeatsimenu, ką aš ten gavau iš mokyklos, tai tarkim, gal prie tapybos kada nors. Neseniai visai pradėjau drožinėti iš medžio, visai mane šitas dalykas pagavo, norėtųsi ir prie šito prisiliesti, bet vis tiek kažkaip labiausiai aš linkęs likti prie literatūros, prie grožinės literatūros greičiausiai. Tai kas tas variklis yra? Kodėl tave vis prie to rašto rašytinės kūrybos traukia? Šiaip tai būdavo, kad skaitydavau labai daug vaikystėje, perskaitau po kokią knygą į dieną, po 200 puslapių, tai akis taip ir išvarvėjo, dabar akinius jau nešioju daug metų. Tai galbūt tas skaitimas labiausiai, aišku, mėgdavau skaityti prozą, bet paskiau ir poeziją sudomino, ir iš to skaitimo turbūt paskiau gavosi kažkoks toks postūmis, gal ir parašyti. Galvoju, skaitau, bet taigi galima ir parašyti kažką. Nors atrodo, ir dabar pagalvojus, taigi viskas prirašyta, ką galima naujo sukurti ir parašyti, ką? Bet turbūt galima kažkaip kitaip pažvelgti tam tikrus dalykus ir kažką, sukurti. Tai pradžioje apie tą tavo poeziją, nes tas prozos kelias visai neseniai vėl pasukai link prozos. Tai kaip tau poezija pas tave atsiranda? Ar tai yra spontaniškai tas tradicinis įkvėpimo reikia, ar galėjo tai paimti kažką ir sugalvoti, sueiliuoti ir panašiai?
Nu, aišku, dažniausiai visa gera kūryba arba poezija, jau tarkim reikia skirti eilėraščiai ir poezija, visai skirtingi lygmenys, tai poezija, iš įkvėpimo atsiranda. Eilėraščiai, jeigu reikia ten prie progos, jeigu koks nors yra užsakymas, galima sueiliuoti, parašyti tam tikrą progą ir panašiai, bet jis neturės tos išliekamosios kultūrinės, literatūrinės vertės. Bet būna, ateina kažkaip, tarkime, būdavo anksčiau dažniausiai per poezijos pavasarį, kuris vyksta gegužės mėnesį visoje Lietuvoje, Klaipėdoj, klausausi, kaip kiti skaito, pristato savo kūrybą ir trinkt toks koks frazė 2 žodžių ar panašiai. Ir iškart man mintis, va, štai kur eilėraštis, reikia tik jį nepamiršti, užrašyti. Bet būna ir taip, kažkur turbūt kokia idėja, mintis plaukioja ir ateina į galvą. Tai būna kažkaip panašiai. Tai atskiri poeziją nuo eilėraščių. Kaip atskirti, kas nusako vertę eilėraščio? Jisai geras ar blogas? Čia geras klausimas. Yra, aišku, ten literatūros tyrinėtojų, literatūrologų apibrėžimų, kas yra poezija, kas yra apskritai literatūra. Tie apibrėžimai yra viena, tu juos perskaitai, gali suprasti, techniškai gali nesuprasti. Tačiau visas tas dalykas, kai jau kalbam apie poeziją, išeina iš vidaus. Nežinau, ne iš proto jau ateina, ar ne tas dalykas, bet iš širdies. Tas postumis poezijos toks. Nes eilėraščius gali, aš manau, rašyti bet kas. Sueiliuoti ten tekstą, nebūtinai rimuotai, baltosiomis eilėmis, verlibru gali bet kas. Bet tas jausmas, kuris išeina iš širdies ir paliečia kitus, tai ne kiekvienam duota, aš manau. O kaip perėjai dabar prie prozos? Nes žinom Dainių kaip poetą. Ir dabar vieną knygą išleidai, antrą jau pakeliui. Būna, taip irgi pradžiai pradėjau rašyti eilėraščius, rašiau, kūriau ir apskritai kalbėti, gal aš dabar tik pats pajutau prieš kokius metus, kad manyje atsirado tas poezijos jausmas, tik kažkur prieš metus suvokiau. Tai po to, berašant tos eilėraščius, galvoju, atsiranda viena idėja, kita idėja ir jos neįmanoma įgyvendinti eilėraščio formą, parašyti. Nesigaus, vis tiek jisai turi būti kažkokios didesnės apimties tekstas, tarkim, ar koks esė straipsnis. Ir po to gimė irgi mintis, tai ar scenarijui, ar romanui, bet galvoju, tokia mintis, tokios minties į eilėraštį nesutalpinsi. Galbūt į poemą, bet tai vėl žanras ne tas. Man būtent šitai idėjai reikia prozo žanro. Kitaip jos neįmanoma įgyvendinti. Taip, toks variantas turbūt atsiranda. Tai tiek tavo Gauručių legendos, tiek sekantis romanas, prie kurio dabar dirbi, jie turi labai aiškią istorinę paralelę. Kiek tai prisideda, kad tu esi, mes pereisim ir prie to, kiek tikybos mokytojo darbas prisideda prie tavo būsimo romano, bet istorijos mokytojas, kad tu gyveni toj istorijai, kad tu pasakoji, dėstai būtent istorijos dalyką, kiek tai prisidėjo prie šitų 2 kūrinių. Tai istorijos dėstymas mokykloje irgi dabar 3 metai, bet irgi turi savo kažkokį tą postūmį. Dar yra tokia viena idėja, apie kurią nesakysiu, bet irgi būtent iš istorijos bendrosios programos vienos pamokos iš karto bumti galvo mintis. Štai, romanas reikia tik imti ir parašyti, kada tas bus, aš nežinau, bet istorija irgi turi kažkiek tos įtakos, aišku, kaip ir tikyba. Dabar būtų tik tai man pačiam klausimas, kas daugiau dabar nulėmė tikybą, religiją ar istoriją. Tai manau, kad vis tik tai dar nulemtų ir ryškia persvara turėtų religiniai dalykai tikybiniai negu istorija, bet istorija yra svarbus dalykas, nes jeigu mes nežinosim istorijos, nesimokysim iš istorijos klaidų, nežinia, kur mes atsidursime. Čia mes grįšim prie literatūros, aš šiek tiek paprovokuoti tave noriu kaip mokytoja. Mes matome, kad vis dar Klaipėdoj,
nei labai žmonės to krašto istorijos žino, nei ryšio turi. Ir toksai jausmas jiems nereikia. Nu, va, dabar net ir atgimimo aikštės, senųjų miesto pamatų visas reikalas, kur kritiniai masiai, jie išliks ar neišliks, ar bus atstatyta ar nebus, jiems jokio skirtumo ir jie atrodo gyvena ir nieko. Nu, va, tai kaip tu vaikams įrodai, kad va, reikia žinoti tą istoriją? Pirmiausia, reikia pačiam domėtis. Buvo laikas, kai aš nesidomėjau, man buvo neįdomi ta Klaipėdos istorija, apskritai, gyvenu, tai gimiau sovietmečiu, ir kas iš sovietmečio, ten vienas kitas akcentas likęs iš kitų epochų. Aišku, ir dabar, kai pasiklausai, pasidomi, pasiteirauju kitų, niekas nesidomi, atrodo, šitą Klaipėdos istoriją, pasakytum, paklaustum, pasakytum, kad buvo Vokietijos imperijoje, Prūsijos kunigaikštystėje, Prūsijos imperijoje, žmogus turbūt pakarpytų ausim, pagalvotų, kas per nesąmonė, taigi Klaipėda, Lietuva, pažiūrėkim, pasidomėkim gal šiek tiek savo krašto istoriją. Iš vis aš galvočiau, kad reikalingas būtų tam tikro etninio krašto, tarkim, arba miesto istorijos kursas kažkuriuose klasėse, nežinau, tarkim, vyresnėse klasėse, kad susipažinti su savo krašto istorija, tai būtų galima netgi labiau integruoti, tarkim, per pilietiškumo pamokas. Ir va tas tavo paminėtas momentas, Antanai, apie atgimimo aikštę, aišku, dabar įsivaizduokim ten tos garažus, nežinau, siaubas kažkoks, arba kad ir tą aikštę atgimimo, kuri kažkada visą sovietmetį buvo Lenino aikštė, ten stovėjo Leninas. Jeigu tai būtų ta senoji miesto mėmelio vieta, koks atsivertų grožis ir perspektyva irgi verslui būtų ir visam kam. Čia man visą laiką patinka pavyzdys, nežinau kiek visoje Vokietijos sistemoje, bet man teko praktiką atlikti Vasario 16 lietuvių gimnazijoje ir jie turi kaip atskirą istorijos atšaką, jie turi krašto pažinimą. Ir yra, jie važiuoja kažkurioje klasėje, jeigu neklystu 10 klasė, privalomai į Veimaro Respubliką nuvykti. Tai yra tasai, kad tu suprastum tiek savo šalies identitetą, savo žemių istoriją ir kad tai būtų kažkas tais, kad va, čia yra ugdymas. Pas mus atrodo, tu daugiau su programa dirbi, bet kiek apskritai iš istorijos pasiima, jeigu neimkime to procento, kurie tenais šimtukui mokinasi, ruošiasi į kokią politologiją, stoti ar į tarptautinius santykius, kur jau reikia pagilintos istorijos, bet ta kritinė masė, kaip tau atrodo, kiek jie išsineša tos Lietuvos istorijos, krašto istorijos širdį turėdami, ar jiems kažkas pasilieka? Tikiuosi, kad kažkiek, gal kažkam pasilieka, aišku, tie, kurie planuoja studijuoti ten susijusius dalykus su istorija, ten istorijos studijos, archeologija, politologija, tiems yra aktualu. Klausimas kaip tik su tais, kurie, pavyzdžiui, tarkim, po 10 klasės nebesirenka istorijos, baigia tą istorijos kursą su 10 klase ir viskas. Kiek tos istorijos pas juos išliks, neaišku. Tai bus kažkoks turbūt labai minimumas. Ir kitas dalykas, kaip tenais buvo, kaip sakoma, kad bendrosiuose programuose dabar 9-10 klasėje galima 30% sukurti savo pamokų. Aišku, būtų galima čia prikurti ir Klaipėdos istoriją, tarkim, integruoti į tą kursą, tik tai, kad vis tik tai ta bendroji programa atima tiek daug laiko, kad tų papildomų pamokų iš vis neįmanoma. O tai būtų pats geriausias dalykas, tarkim, apskritai, jeigu atsirastų toks dalykas kaip Klaipėdos istorija, vadovėlis Klaipėdos mokykloms, ko nėra iki šiol per 35 mūsų nepriklausomybės metus. Ir Klaipėdai kažkaip turbūt neaktualu. Apskritai, čia tik tais neseniai, tas angliškai groundbreaking buvo Safronovo išleista Klaipėdos istorija, tai bendroji, tai čia dar apie vadovėlius mums labai toli kalbėti. Bet ar nėra, iš to pereikim prie tavo Gauručių legendų, bet ar nėra su tuo sąsajos, nes visas
tavo veiksmas, kiek skaičiau anotacijas, visai čia ir vyksta. Tai va tą sukurti perteikti tą kažkokį tai vietinį mitą vaikams, kitaip pristatyti tas erdves, kur mes gyvename. Ir čia ir nebuvo iš to kažkoks vidinis, va tą perkelti į paprastesnę formą Klaipėdą. Jo, tai čia gerai pasakė, toks kaip mitinis mitologizavimas būtų, bet aš dabar taip galvoju, kad tos senosios Klaipėdos kaip ir nėra šitoje knygoje Gauručių. Tai yra dabartinė Klaipėda, kurioje mes gyvename, tenais veiksmas prasideda nuo Plocio rezervato, kai jo čia atpučia į Klaipėdą, jie nukrenta vėlgi prie tokių žinomų objektų kaip Dangė, prie draugystės tvenkinių, prie Malūno tvenkinių, jie netgi nubėga į Klaipėdos Gedminų progimnaziją. Tenais veiksmas vyksta, po to du vaikai, draugai juos gelbėja, išgelbėja ir paskiau jie grįžtant užvažiuoja vėl į tokias vietas kaip į geležinkelio stotį prie Garvežio ir patys tie Gauručiai keliauja, nesupranta kur, kaip, bet per Šilutės plentą pereina. Tai va, visos tokios miesto centrinės lokacijos yra pristatomos ir galvoju, tokia mintis, vis tiek, kad tas jaunasis skaitytojas susipažintų su dabartinė Klaipėda, bet dabar man jau naujai vaikiškai knygai, kuri to dėliojasi galvoje, yra tokių minčių, kad integruoti ir senąją Klaipėdą, ir Mėmelio istorinės vietas. Nežinau, kaip bus, kaip gausis, tai yra tik idėja dar. Apskritai, kaip sugalvojai, kaip pribrendai, bet nusprendėjai, kad parašysiu knygą vaikams apie Klaipėdą. Klaipėda atsirado iš tokių istorijų, tai būdavo, kad mes su vaikais, su sūnumis dviem, su Joriu ir Agnėm ir dukrytė Ūla pasakodavome istorijas vakarais ir būdavo, jie nenori pasakų iš knygų, jie nori tėti, paskaityk, tai yra papasakok, iš galvos ekspromtų ir pasakydavo kokius nors personažus tenais vieną kitą ir iškart reikia pasakot. Ir kažkaip gimė tokia istorija, vieną vakarą pasakojam, kažkaip Gaurutis atsirado kažkoks toks gyvūnėlis, kuris čia gyvena, nukrenta kažkur pas berniuką į balkoną, jie tenais pradeda susipažinti, vyksta kažkokie nuotykiai, antrą vakarą pasakojam 3, 5, 10, 15 per adventinį laikotarpį ir Kalėdos ateina ir paskui vaikai sako, tėti, užrašyk šitą istoriją. Aš niekada neužrašinėdavau, kiek tų istorijų aš jiems buvau prikūręs, neatsimenu. Tai bet šitą jau galvoju, tokia ilga, gal reikia užrašyti, paskiau ėmiau ir užrašiau. Tai Joris ir iliustravo tau šią knygą. Kaip šitai kolaboracija jūsų gavosi? Ar tu paprašėjai, ar jisai pats siūlės iniciatyvos, kaip šitas jūsų kūrybinis duetas atsirado? Irgi buvo pradžiai, kai tą istoriją sukūrėme, paprašiau tada, sakau, gal Jori, tu norėtum nupiešti iliustracijas, piešinius knygai, žiūrėsim, gal kas nors išleis, gal jos ten bus. Tai prieš 6 metus gimė ir tekstas, ir pirmosios iliustracijos, ir po to pagaliau po 6 metų, kai atėjo Klaipėdos miesto savivaldybė, parėmė knygos leidybą, Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos skyrius irgi parėmė ir šitos knygos užbaigimą rėmė ir Lietuvos kultūros taryba, visą tai krūvą sudėjus, po 6 metų pagaliau pasirodė, sakau, Jori, o gal norėtum atnaujinti iliustracijas? Jos prieš 6 metus buvo, tai buvai 4-okas, o dabar jau kaip ir 10-okas jau. Gerai, pabandė, iliustravo, naujos gausius, tokios spalvingesnės, žaismingesnės, įdomesnės, bet sakau, bet man ir kai kurios iš tų senųjų prieš 6 metus irgi tinka būtent į kontekstą, būtent tai ten, tai liko kelios senosios iliustracijos ir daug naujų, ir aišku, tas viršelis jau, pats viršelis. Tai kartu ir su Joriu važiuoti pristatinėti knygą, turite edukaciją. Ar reikėjo kalbinti, įtikinėti, kad kartu ar lengvai sutiko Joris visame šitame procese dalyvauti? Reikėjo kartais įkalbinėti. Aišku, vienas pliusas, kad menininkai iš Vydūno gimnazijos irgi vyksta į visokias ten kelionės, kur reikia kažką pristatyti. Tai ir Joris karts nuo karto yra išleidžiamas, bet kartais būna svarbių pamokų. Arba dabar rengiamas miuziklas, kurį turės pristatyti, tai irgi tiek laiko nėra. Bet irgi gerai ir jam pačiam ruoštis, pavyzdžiui, tas
viešasis kalbėjimas, kur laukia ir 12 klasėje egzaminai, anglų, lietuvių kalbėjimas, tai va tas irgi nauda, kad gali dabar vykti, pasibendrauti, galbūt ne tiek, kiek aš norėčiau, bet aš stengiuosi ir pakalbinti, ir kad jis papasakotų daugiau, nu tai va, tai gerai tas dalykas, toks bendradarbiavimas. Mačiau, kad ne pirmas jūsų kartu su Joriu bendradarbiavimas, mačiau ir haiku kartu buvote išleidę. Kiek tu savęs matai, kadangi toksai jau jūsų kūrybinis duetas gavosi, ar nėra tau kaip tėvui tokios projekcijos, Jori, kad va čia jau mano vaikas? Ne, tai gerai, nes irgi buvo kada Baltijai paskutiniai publikacija Jorio ir mano haiku. Nu ir galvoju, labai įdomiai turėtų būti, galvoju, vis tiek žiūriu, šitas skaitytojas paims pasiskaitys, galvos, tėvas ir sūnus. Nu įdomu, kas geriau rašo. Nu ir po to jau kiti sakė, kad jau Joris geriau rašo už mane haiku, tai labai gerai. Nu aš toks gal šiek tiek padėdavau ir panašiai, ir lietuvių kalbos mokytojas padėdavom haiku rašyti, bet vat, su tais gerai. Ir dabar į 26 metų haiku antologiją pateko jau ir Jorio ir mano po 2 haiku, tai lauksim kitų metų ir žiūrėsim, kokius ten atrinko, dabar net ir nežinau. Tai va. Ir dar buvo esė knyga, tikiu vadinasi, bijau, kur buvau panaudojęs, aišku, su Jorio leidimu, jo daryta meniška nuotrauka. Tai va, ir ten jau buvo prasidėjęs pats pirmasis bendradarbiavimas prieš kelis metus irgi. Tai prieš pereinant į tavo naujausią romaną, šiek tiek apie Klaipėdą noriu paklausinėti. Pirmiausiai, su kuo tau siejasi Klaipėda? Vat jeigu reikia papasakoti žmogui, kas žino, kas yra Lietuva, žino šiek tiek sostinė, galbūt nuvežtas iki Palangos, bet kaip tu Klaipėdą pristatytum? Nu, aš kaip studijavęs ten religijos, teologijos mokslus, man vis tik tai pirmiausia per tą religinių šventovių, per bažnyčių prizmę, kurių labai nedaug yra likę, ar ne, tai tik tai baptistų bažnyčia išgyvenusi visus karus ir virtusi sandėliu, bet vis tiek dabar bažnyčia ir Kristaus karaliaus bažnyčia, kuri buvo ir vingerių, apaštalų bažnyčia, bet vis tiek irgi išlikusi. O viso kito mes neturime. Gal turėsime Švento Jono bažnyčią statytą, tikėkimės, bet taip, jeigu pažiūrėtume į senamiestį, tą koncentraciją, tai bažnyčia prie bažnyčios arba reformatų ir Švento Jokūbo bažnyčia viena prieš kitą stovėdavo per gatvę, arba ten ir Švento Jono bažnyčia už kiek ten buvo, už kokių 200 metrų ar nedaugiau, ar ne, sinagogą turime vėl šalia, tada jau uždengęs, tada baptistų bažnyčia, tai bažnyčių koncentracija tokia, nežinau, kas kelius šimtus metrų po bažnyčią turėjom, tai aišku, būtų labai gražu, kad jos būtų ir išlikusios, arba tarkim, kad ir katalikų bažnyčia, bet čia jau Puodžių gatvė, ar ne, tenais, kur irgi daugiabutis namas, kaip ir reformatų bažnyčia irgi daugiabutis namas, aišku, kaip būtų gražu, jeigu jos būtų likusios ir dabar stovėtų vietoj šitų daugiabučių namų, koks būtų grožis. O kitas dalykas, turbūt nežinau, galbūt daug kas yra kalbėję apie tuos Klaipėdos simbolius, tarkim, lankytinės vietas, tai irgi manyčiau, kad viena iš tokių, kur galbūt paskiau ateityje ir bus atstatyta, jau taip kažkaip pradėjo kalbėti Baltąjį Švyturį. Tai va ta vieta, kur dabar jo nėra, bet atėjus galima įsivaizduoti šitą Baltąjį Švyturį. Ir koks būdavo traukos centras Mėmelio laikais, vykdavo ir prancūzmečių, prancūzai siųsdavo atvirukus, ar ne, fotografuodavosi ir kiti. Tai buvo toks traukos centras, kuris, jeigu atstatytų Klaipėdą, nežinia po kiek laiko, tai būtų dar didesnis traukos centras negu dabar tas ėjimas ir pasivaikščiojimas ant molo. Jo, tai tikrai būdavo vienas iš simbolių. Tai dabar ką parodai? Vis tiek, aš manau, atvažiuoja svečių. Jeigu žmogus jau matė jūrų muziejų, matė tam pačiu jūrą, senamiestį, antrą kartą atvykusiam, kuris jau pagrindinius objektus matė, ką parodytum.
Nu, aš dabar galvoju, reikėtų parodyti ne tik tai, kas yra gražu Klaipėdoje, ar ne, tai, kas vertinga ir išlikę. Galbūt reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kokie apgriauti pastatai, liekanos kažkokios, šiukšlynai tie patys, tarkim. Nu vis tiek, tai Klaipėda nėra vien tik tai 100% vizualus, gražus miestas. Visko jame yra ir viską reikia pamatyti. Tai reiškia, norėčiau atkreipti žmonių dėmesį, štai va, apleistas, nu dar yra kažkur apleistų pastatų, man atrodo. Štai čia apleistai, štai čia. Nu, kad žmonės matytų ir po kurio laiko, tarkim, atvažiuotų po kelių metų ar kažkada ir štai jau tas pastatas ar vieta sutvarkyta. Ir tada jau gali nuvesti pasakyti, ar atsimeni, kokie čia buvo griuvėsiai ar panašiai. Nu va, Klaipėda tvarkosi. Galbūt iš tikrųjų Klaipėda po truputį tvarkosi. Po jau senamiestį nelabai, to centriniai miesto daly nelabai liks griuvėsių. Paskutinis projektas to bus pradėtas vystyti kalėjimų. Jau ir skerdyklą buvusią baigia atrenovuoti, atkurti. Tai jau centrinė dalis šiek tiek gražesnė, bet mes tą naują paveldami, tą išlikusi mėgstame naikinti. Va, tiek Bangų 11 pastatas sulygintas su žeme, dabar va, ruošiasi ir senojo miesto pamatus atgimimo aikštėje išimti su visam, nelabai kam reikia, tai toks. Aha. Bet kaip tau atrodo, kaip tu papasakotum žmogui pristatinėdamas va tą Klaipėdos išskirtinumą, vis tiek yra jisai ir kultūrinis, ir religinis lygiai taip pat. Visiškai ne veltui tai yra net nemaža Lietuva Klaipėdos kraštas, kur yra regione dar atskiras regionas su savo identitetu. Nu va, reikėtų nepamiršti pristatant Klaipėdą arba Mėmelį, taip sakant, paminėti, kokiose valdžiose jisai buvo, kas jį valdė. Prūsijos kunigaikštystė, Prūsijos karalystė, Švedija, Švedijos valdymo laikotarpis, Rusijos imperijos vėlgi, Sovietų sąjungos, ar ne, tai Prūsijos karalystės paskiau, ar ne, Vokietijos imperijos, nu ir dabar kai pagalvoji, šitas kraštas, jeigu priklausytų Vokietijos imperijai, nu gal geriau negu Sovietų sąjungai, ar ne, tarkim, aš taip įsivaizduočiau. Tai va, toks unikalus darinys, kur va, miestas prie jūros, kuris buvo reikalingas įvairioms tautoms, aišku, ne, tas išėjimas į jūrą, visa kita. Nu ir va, tuom jisai išskirtinis, kad vėlgi ir čia tie gyveno įvairių tautų žmonės, ir anglai, anglikonai, škotai buvo, vokiečiai tie patys, lietuvininkai, nu multikultūrinis, multireliginis miestas, atviras įvairioms religijoms ir kultūroms, ir niekas čia nebuvo dėl to persekiojamas. Šiaip kažkaip pas mus dėl tų visų istorinių įvykių, atrodo, negalima šnekėti, bet Lietuvoje ypač matosi, kad ta Vokietijos imperija, jinai buvo gal nusikaltimai ir panašus, bet kaip griaunamoji jėga, jinai gerokai buvo mažesnė negu Sovietų sąjunga. Na, aišku, jeigu pažiūrėtume, kad vokiečiai suvokdami, kad 45 metų sausio mėnesį pralaimi Sovietų sąjungai, traukėsi, tai vis tik tai irgi pasprogdino, atliko tą, ką daro visos kariuomenės išeidamas, susprogdina strateginius objektus, ar ne, infrastruktūrą ir visa kita. Tai jie irgi išeidami, padarė tam tikrų nuostolių, nenorėdami palikti tai, ką sukūrė patys per tą laikotarpį kažkada, ar ne? Neskaitant to tarpukario laikotarpio, kai priklausė Lietuvai. Bet ir tie civilizaciniai skirtumai, nes žmonių atsiminimų būdavo, kai tie iš tų atsiminimų, kur žmonės pafrontėje gyvendavo, buvo aiškus skirtumas, ar pas tave ateis vokiečių kareivis, kuris gražiai apsirengęs, dar ir tau šokolado atneš, ar ateis visas nutriušęs Sovietų armijos kareivis.
Jo, dar galim prisiminti ir tą laikotarpį, kai būtent ta riba, ar ne, pagal Melno sutarties taiką Korėjos sieną nuo Nemirsetos pro Klaipėdą ir iki Gargždų, tai reiškia visa ta dalis nuo Gargždų Lietuva, kai priklausė Rusijos imperijai, tai jau buvo Azija. Ar ne? Tai buvo Azijos žemynas, Azijos dalis, o čia mes pereinam į Mėmelį, Klaipėdos kraštą, čia jau yra vakarai. Čia jau ne Azija ir tie, vėlgi, kultūriniai skirtumai ir etiketas ir visa kita, kas atsiranda Vokietijos imperijoje anksčiau ir ta socialinė apsauga ir pensijos ir neįgalumas prie Bismarko, kai buvo ar nesuformuotas, to nėra Sovietų imperijoje. Tai yra Rusijos imperija, to nebuvo, ar ne? Tai va, tokie skirtumai čia ir Mėmeliai, ir berniukai, ir mergaitės galėjo mokytis, o Lietuvoje mergaitės negalėjo mokytis, tik tai berniukai, ar ne? Tai vėlgi turime tokį ryškų kultūrinį skirtumą, kur Mėmelis, jeigu pažiūrėtume, arba Klaipėda, visur, kur pirmautų, jeigu integruotume į Lietuvos istoriją nuo pat Mėmelio egzistavimo pradžios. Tai reiškia, viskas čia buvo pirmiau. Ir kanalizacija atsiranda, ar ne, ir vandentekis, ir visa kita. Anksčiau negu Lietuvoje. Tai matome, kokie didžiuliai skirtumai buvo tarp Mėmelio tuometinio, kai jis buvo Vokietijos ir Prūsijos imperijoje, ir Lietuvos, kuri aišku tuo metu buvo Rusijos imperijoje ir negalėjo plėtoti savo strategijos. Pereikim šiek prie literatūros. Pirmiausiai, ką skaitai, kas tave įkvepia, nes paskui prives prie ko, nes man labai aiškios tam tikros sąsajos su tam tikrais rašytojais tavo būsimo romano, bet kas tave formuoja dabar, gal pradžiai, kas apskritai pažadino kokia literatūra tavo meilė skaitimui ir dabar jau ką skaitai, kas tave iš tos grožinės literatūros, kas gal atsispindi ir tavo kūryboje dabar. Aš skaitau ir poeziją ir skaitydavau iš tų poetų, tarkim, man labiausiai gal įtakos padaręs ar autoritetas buvęs, tai Donaldas Kajokas iš lietuvių, iš nelietuvių, užsieniečių tai gal būtų Vislava Šimborska, Lenkijos poetė, o iš prozos, kažkada aišku buvo skaitytas ir Kortasaras, ir Markesas, galbūt labiausiai gal man tokią įtaką darė ir patiko Jorge Luisas Borgesas su savo tuo mistiniu realizmu o iš lietuvių, tai tarkim dabar aš esu vėl atradęs jau kiek stengiuosi perskaityti, tai paskutinis Kotrynos Zylės romanas Mylimi kaulai. Toks labai sklandus ir gražia kalba parašytas ir ta mitologija, kuri labai ryškiai pas Kotryną pasikeitė nuo paskutinio jos romano ir į gerąją pusę. Tai man vis dėlto, aš noriu paklausti, kiek tu krikščionybės fantastų esi skaitęs. Turim 3 didžiuosius mohikanus, tai Chestertoną, Tolkieną ir Lewisą. Kaip tikybos mokytojų, kaip prozos rašytojai, ar skaitai, ar yra tau kažkoks atspindys būtent šitos kūrybos? Labiausiai jų kūrybą esu matęs vizualizuotą per filmus, bet Lewiso esu skaitęs, tik dabar neprisimenu, kurį tekstą. Tai galbūt padarė šiek tiek per filmus įtaką, bet aš nemanau, kad, tarkime, jeigu žiūrėti, tai kažin ar būtų galima, tarkim, palyginti su jų kūryba. Aišku, jų kūryba geresnė, tobulesnė, bet ir toks galbūt aspektas, kad ten gal labiau visiška fantastika, ar ne? Čia kaip pas mane Gauručiai. Čia yra fantastinis toks pasakojimas vaikams, nes man norisi fantastikos, nes nusibos, gyvenam realiam gyvenime. Viskas yra ūkis, buitis, visa kita. Norisi kažko to, ko nėra.
Ir aišku, kai pagalvoju, koks galėtų būti tas pasaulis, tas gyvenimas kažkada, gal po mūsų, gal jau kai mes pradėsim išnykti, tai vat, kyla minčių, o kaip jis atrodys, o kas, jeigu kas nors įvyktų pasaulyje. Tikiuosi neįvyks prie dabartinių šitų mūsų istorinių įvykių, bet kas čia žino, ir tarkim mano to romano Trigratas Vidurupio kronika, tas personažas, aš dabar žiūriu, kad nedaug tu dievė, jisai kažkoks gal ir panašus į dabartinį JAV prezidentą, bet turbūt gal ne, nes tikrai kai kurių galvoju, neduok tu dievė, kad tik tai neišsipildytų, ką kūrė fantastai. Bet daugumoje atveju, jeigu žiūrėtume ar ne istoriją, viskas išsipildo, tai yra baisu. Tai ypač, jeigu dar paimsime tą mokslinę fantastiką, tai baisu net naujienas, kad ypač, kai dabar mačiau žada jau yra kūrybai kažkoksai tai saulės generatorius visas ir tada kaip visi mokslinės fantastikos mylėtojai jau žino, kas gali nutikti blogai su juo. Tai jau taip truputėlį papasakok apie ką bus tavo tas naujausias romanas, ties kuriuo dirbi ir kaip jisai atsirado apskritai tavo galvoj. Pradžiai tada trumpai nuo to, koks buvo prieš tai. Pirmas vadinosi Lozoriaus Evangelija ir ten buvo, kaip viskas panyra į pasaulio pabaigą ir kaip įvyksta pasaulio pabaiga. O dabar naujam romane Trigratas Vidurupio kronika, tai buvo tokia mintis, jau viskas, jau pasaulio pabaiga įvyko. Post factum, dabar gyvena visuomenė naują gyvenimo etapą ir pradėjau rašyti, galvojau, panašiai, imsiuos tai tik tai šitos siužetinės linijos, kad tik tai jau distopinis, postapokaliptinis romanas. Ir paskiau jau pabaigus pagalvojau, kad reikėtų dar įterpti vieną siužetinę liniją, o kodėl atsiranda tas pasaulis, iš kur jisai ateina, kokia ta priežastis, ir tada pradėjau kurti, kaip ateina, kaip pasaulio visuomenė, išganytojas, taip sakant, pasaulio gelbėtojas, kuriais dabar irgi kai kurie politikai manosi esą turbūt antrieji Kristaus atėjimai ar panašiai, nežinau, kaip jie save galėtų apibūdinti. Tai va šitas herojus, šitas personažas romane, taip sakant, antroji siužetiniai linijai atliepia visų pasaulio tikinčiųjų poreikius. Tiek parsizmą išpažinėjų, kurie laukia savo švento, tiek krikščionių, kurie laukia antrojo Kristaus atėjimo, tiek musulmonų, kurie laukia Magdžio, tiek hinduistų, kurie laukia Kalkio. Tai va, jisai toks yra tobulas, kaip pasakytų krikščionis, tobulas antikristas. Kur paskiau galbūt, dar romanas turėtų būti trilogija, tai aš nežinau, dar gal antra, trečia dalis bus. Bet vėlgi tai kaip pagalvoju, kad ir turėtų trečioji daly nugalėti į tenais tą blogietį, antikristą, ar kaip jį pavadintume, bet tas, kas nugali, nebūtinai yra geras ir gerietis, žinom iš pasakų, ar ne, tas, kus nugalėjo drakoną, pats tampa drakonu. Tai va, tas istorijos ratas sukas ir nežinia, kaip jisai nusisuks ir kada pasibaigs. Tikėkimės, kad fantastika ir liks fantastika. Mums krikščionims bent yra viltis, kad ne viskas čia šitam ir baigsis su tuo mūsų šeimu. Nes lenkiu prie to, vadinasi, neskaitai, nes bent jau ta nedidelė ištrauka man kažkokių sąsajų būtent su Liuiso kosminė trilogija turi. Kažkoks, tenais irgi, kadangi veiksmas vyksta tose kitose planetose, tai irgi tas toksai distopinis pasaulis visas vyksta. Žinoma, ir temos jos yra tokios gvildenamos, tačiau ne taip gal akivaizdžiai, kaip tarkime, pas Chestertoną. Chestertonas, jisai kaip jau teologas, jisai labai tiesiogiai, arba Liuisas Narnijos kronikose jau vaikams, jis labai tiesiogiai matosi tos linijos. Truputėlį apie marketingą. Pirmiausiai, mes matome, kaip perskaičiau apie anotaciją, apie ką Gauručių legendos yra,
man iš karto va, tas marketingas Katapinas darė su savo knygom ir buvo ir žaidimas, ir praeitas, ir ekskursijos, viskas. Nekilo minčių, va gal padaryti ekskursiją pagal Gauručių legendas. Jo, tai čia tokia būtų gal netrumpa ekskursija, jeigu žiūrėtume nuo Plazės gamtinio rezervato, ar ne, nuo Charklės pereiti, jie tenais irgi vienas iš jų ieško, kitų keliauja ir pro ten palei pajūrį, per mišką praeina sportininkų stadioną, praeina sportininkų gyvenamą rajoną, tada atsiduria prie geležinkelio stoties, tada turime, kaip minėjau, Dangę, Draugystės tvenkinių, Šilutės plentą, ar ne, ir Malūno tvenkinis. Tai va, toks maršrutas gautus ir dar Gedminų progimnazija. Nu, labai jau ilgai užtruktų, reikėtų, čia būtų arba visą dieną tam reikia skirti, bet tai per tą laiką jau galima, aišku, ir knygą perskaityti ne vieną ir ne du kartus beeinant to maršrutu. Aišku, geriau būtų kokias nors mažesnis, koncentruotas tas maršrutas, nebent tada, tarkim, toks nuo Dangės per Malūno tvenkinius iki Draugystės tvenkinių ir Gedminų, tai va toks ratas. Bet irgi gan ilgai užtruktų. Ir tos edukacijos, kur mes su Joriu pristatom per knygos pristatymą apie Gauručius, tai ten būna tokios dvi edukacijos vaikams, kur reikia įsivaizduoti ir nupiešti tą fantastinį gyvūną Gaurutį iš aprašymo, tai kiek jį visokiausi pripiešia. Eik tu savo, kiek vaikai turi fantazijos, tai yra jėga. Ir po to dar būna antroji tokia edukacija, kur man pačiam labiau patinka, nes ten yra susijęs su Gauručių kalba, kurią aš sukūriau ir jos yra žodinėlis 500 žodžių ir visa gramatika ir jiems paskaitau ir gaunu užduotį sukurti savo niekur negirdėtą, neregėtą, neišpasakytą kalbą. Ir kiek kalbų irgi prikuria visokiausių įdomių, galvoju, ohoho, kokie yra vaikai kūrybingi ir kaip būtų gerai, kad jie to savo kūrybiškumo neprarastų, išeidami iš pradinių klasių į pagrindinės ir paskiau į gimnazijas, kur jų kūrybiškumas kūrybiškumas sumažėja. Nepraraskite vaikai savo kūrybiškumo. Čia vėl filosofija, švietimo filosofija, bet klausimas, kiek ar mokytojai ir, sakykime, sistema nenužudo tų vaikų kūrybiškumo, neužspaudžia juos į dėžutes. Nu, viso švietimos tikslas, man atrodo, yra įrėminti. Reiškia, yra ribos švietimo sistemoje kažkurios, kurių tu peržengti negali. Jeigu peržengsi, bus negerai. Aišku, yra tas neformalus švietimas vaikams, kurį jie gali lankyti. Tas gal truputėlį jiems duoda tą išsilaisvinimą iš tos rėmų, iš priespaudos. Nes, pavyzdžiui, tikslieji mokslai, ar ne, ar gamtos mokslai. Nu, niekur tu ten už rėmų neišeisi, ką tu ten kūrybiško gali padaryti. Aišku, yra tie meniški dalykai, ten teatras, šokis, ar ne, dailė, visi kitai dalykai, kur tu gali galbūt pasijausti kažkiek laisvesnis, nors ir ten yra tos programos, iš kurių, nu, jeigu išeisi iš tų rėmų, nu, kažin ar mokytojas pagirs ir įvertins labai gerai. Tai va, tas kūrybiškumas, aš manau, kad kiekvienas pats turėtų kažkaip ieškoti to savo kūrybiškumo, to savo kelio, bandyti jo neprarasti tos autentikos, kas ateina mumise iš vaikystės. Kokie mes vaikystėje esame laisvi iki mokyklos ir kaip kūrybiškai viską žvelgiame ir darome, nu tai va gaila, kad tai dingsta su švietimo sistema. Apie matematiką, šiek tiek ekonomiką. Kiek, aišku, tu minėjai, kad gavai paramą Gauručių legendams, bet bendrai, nu, imkime vaikų knygą, kiek kainuoja, nu, pirmas tiražas, kai išleisti, nu, Nu, aišku, čia reikėtų klausti leidyklos, redaktoriaus. Leidykla buvo Eglės leidykla, redaktorius, direktorius leidyklos Antanas Stanevičius. Tai va, jisai pasakytų, kiek ten viskas taip kainavo susidėliojus, bet aišku, brangiausiai visada yra tas maketas, maketavimas, redagavimas, koregavimas, visi tie dalykai. Pats pigiausias dalykas tai visada yra spauda, atspausinti. Tai va, viskas susiveda į tuos dalykus. Jeigu pats autorius viską pasidaro, aš ten kelias knygas pats bandžiau daryti, tai atspausinti tai daug nekainuoja. Viską įmanoma pasidaryti.
Bet reikia tada jau mokėti pačiam ir susimaketuoti. Nu ir pačiam būti redaktorium, Jo. korektorium, maketuotojų, fotografu save Nu, aišku, galiu paprašyti, ten, tarkim, artimųjų giminių nufotkins, tai vis tiek nieko baisaus nereikia prašyti ten super menininkų, fotomenininkų, kurie sakys, nu, čia brangiai kainuos. Dabar mačiau naujausiam romanui prašėjai 1,2%. Ar bandėjai, ar turi minčių kitas platformas išbandyti? Nu, yra pavyzdžiui kiti per Threads platformą už dalį teksto, už atnaujimą yra prenumeratos, yra tos kitos rėmimo platformos, kiti visas bendruomenės dar iki išleidimo knygos būrė, visos grupės. Ar bandėjai kažką, ar vis dėlto lieki prie tų tradicinių būdų? Kitų būdų neišbandžiau, irgi, kaip sakei, prašiau 1,2%, kaip turiu paramos gavėjo kodą, galiu gauti paramą. Jo, su ištiesta kepurė ten aš nuotraukai sėdžiu, kaip vargšas. Nu, nesu aš visiškai vargšas, dar šeimą išlaikau, dar prasimaitinam, pavalgom. Nu, bet, tai aš galvoju, kitas variantas tada belieka irgi Lietuvos kultūros taryba, tarkim, leidykla gali prašyti paramos, arba Klaipėdos miesto savivaldybė, arba kitų fondų, o šiaip daugiau nieko nesugalvojęs. Nes, yra tas tradicinis kelias, yra komercinis kelias visą laiką. Kuriam etape dabar yra tavo tas antras romanas? Nu, jis jau yra leidykliniam etape, laukia kažkokių tradicinių, o gal ir netradicinių paramos formų. To 1,2% ar dar kažką ir bus matyti, gal šiemet pasirodys, aš taip turiu tokios vilties, kad šiemet pasirodys, o paskiau galbūt reikės kada nors pradėti rašyti antrą arba trečią dalį, čia vėlgi nuo skaitytojų poreikio. Jeigu skaitytojams patiks, jeigu jie norės, tai reikės kurti, nes ir dabar apie gauručius, kai vaikams sakau, jeigu skaitysite, jeigu patiks, ir norėsit antros dalies, susiraskit mane kur nors socialiniuose tinkluose, Facebook'e ar kažkur Messenger'e ir parašykit. Norim, laukiam antros dalies. Tai jeigu yra poreikis, nes irgi buvo sumanyta kaip trilogija, kol kas yra kaip viena knyga, tai nežinau kaip bus. Ar nekilo minčių kurią nors savo knygą į kitą formatą išleisti? Yra ir skaitmenizuotos, dabar ir elektroninės knygos, vis populiarėja audio knygos, kaip pasakas, Goručių legendas negalvoji išleisti. Galvot negalvojau, šiaip kažkada pagalvojau, visai būtų įdomu, tarkime, audio knyga, kad būtų, bet vėlgi tam reikia laiko, finansavimo, įskaityti aš ir pats galėčiau, balsą liktai turiu, tai jeigu kas norėtų įrašyti mano knygą, apsiimti, padaryti įrašą, aš pirmas eilėje įskaityti. Kur galima tavo knygas rasti, nes knygyne nemačiau. Šitą Gauručių tai yra kažkur internetinėje prekyboje, nežinau, pačiose fiziniuose knygynuose nesu matęs, nežinau, kaip ten leidykla su tuo daro. Kitas knygas irgi galima susirasti, mane kur nors irgi internetinėje erdvėje pasiprašyti, ten vienos kitos dar turiu, o šiaip visas, kurias esu išleidęs, tai jas galima rasti bibliotekose. Tie patys Gauručiai yra ir Simonaitytės bibliotekoje, Kanto bibliotekoje, taip pat jau pristatymai buvo ir Skuode, Palangoje, Kretingoje, Šilutėje, Šilalėje ir ten yra bibliotekose tos knygos, taigi skaitytojai gali susirasti. Ir pabaigai, tu imi ir rašai. Vis tiek tau, kaip pradžioje pokalbį minėjai, tau kūryba yra tas varomasis variklis. Bet ypač jaunas kūrėjas, kuris dar gal jau turi minty susiformavęs kažką, bet vis
nedrįsta pabandyti, prisės parašyti, arba jau yra parašęs, bet nedrįsta niekam parodyti, vat, ką palinkėtum vat, jaunam kūrėjui? Nu, tas, kuris jau yra parašęs, nedrįsta parodyti, reikia išdrįsti, reikia ištraukti iš stalčiaus ir atnešti kažkam, parodyti, kad jis perskaitytų, pasakytų kokias klaidas ar panašiai, o tie, kurie turi kažkokią idėją ir nedrįsta dar rašyti, nu tai gal ir neskubėti. Aš manau, kad vis tik tai pirmiausia reikia skaityti, daug skaityti, labai daug ir paskiau jau pradės susiformuoti galbūt tas rašymo stilius, o rašymo stiliui reikės ne metų, ne kelių metų, o turbūt ir 10 mečių, kad jisai susiformuotų. Taigi pirmiausia, visa ko pagrindas tai yra skaitimas. Poezijos, prozos, kitų žanrų, į kokį žanrą, tarkim, orientuojasi jaunasis autorius, tai vat nuo to žanro ir pradėti skaityti, pajusti tą stilių kiekvieno autoriaus ir paskiau jau bandyti formuoti savo stilių, kuris bėgant laikui susiformuos ir atsiras. Nu ir man reikėjo tam laiko ir mano turbūt dar stilius iki galo nėra susiformavęs, tikiuosi, kad jisai dar tobulės. Dar pamiršau paklausti apie aplinką, kiek tu skiri būtent tam aplinkos formavimui, nes yra 2 stiliai, yra tasai klasikinis Tolkieno stilius, kuris net yra atskiri veikėjų aprašymai su vardais, gale knygos pridėta ir atskiri žemėlapiai su lokacijoms, yra ypatingas dėmesys skiriamas aplinkai. Yra, kur aplinka atsiskleidžia per veiksmą, kuriame vyksta ir veikėjas atsiskleidžia būtent per veiksmą. Tai fantastiniuose savo romanuose, tose distopiniuose, kiek tu dėmesio skiri tiems aprašymams? Jo, gal tiems aprašymams aš labai minimaliai skiriu, jeigu žiūrėti ten į klasikinius romanus, kur aprašomas veikėjas, kaip jis atrodo, kaip elgiasi. Jo, tikrai to nėra pas mane. Galbūt užuomina tenais viena kita, kaip jisai atrodo, bet paskiau jau tas charakteris, visas tas būdas eigoje atsiranda, jau pasimato to veikėjo charakteris, o pavyzdžiui, tarkim, apie žemėlapius, tai žemėlapis Gauručių knygoje yra, ten yra ta būtent pagrindinė lokacija, kur Gauručiai gyvena ir vaikšto nuo Dangės per Malūno tvenkinius iki Draugystės tvenkinių, tai va, tarkim, tas toks niuansas yra panaudotas kaip vietovė žemėlapis, bet gyvas realus, irgi Jorio nupieštas, bet ne kopijuotas žemėlapis, o tiesiog daugmaž taip įsivaizduojant, irgi kaip tikras, bet grinai tikrų mastelinių proporcijų mes ten jau nerasime. Tai jeigu pasidarė įdomu ir netyčia bibliotekoje nėra, arba labai patiko ir norite dar, tai būtinai parašykite Dainiui. Ir parašykite komentaruose, jeigu esate skaitę Dainiaus eilėraštį ar kurį nors romaną, kas labiausiai iš Dainiaus kūrybos paliko jums įspūdį. Ir jeigu patiko šis pokalbis, peržiūrėti iki galo, nepamirškit tų tradicinių like mygtuko, subscribe mygtuko ir dalinkitės apie mus žinią. Dar kartą ačiū Dainiau, kad pasidalinai apie savo kūrybą. Ačiū Antanai, kad pakvietei, ačiū, kurie žiūrėsite, labai malonu. Ir iki kitų pokalbių. Visa.